pasibandė, pasiklausė, pasakė, ten tai jau egzaminuotojas važiuoja, nes atlikė egzaminuotoją. O, gražiai išvažiavo. Gerai, ir mes važiuojam. O, ir važiuosim. Nu tai lėtai. Nu tai tu sustoji ir pažiūrėk. Daugiausiai tai taip, jeigu pasisuki ir paskui daug reikia sukti, bet tu jau taip biški toliau nuvažiavai ir gavosi, kad tiesiai biški dar pavažiuoti reikia. O jeigu suktum iš karto pamatei tą bembą. Jo. Nes... Go. Be a hero. Ir suksim į dešinę ir važiuosim ten, kur nevažiavai dar. Gerai. Į Lidlą jie užsuka į dešinę ir šviesoforas vėl į dešinę. O, ten kartais pavažiuoja. Nu, šviesoforo reguliuojam sankryžai, suksim į dešinę. Tai va, tai čia dar buvo nuvažiavę, bet ten jau, nežinau, išskirtinis, ten dar yra kokia degalinė už kilometro. Ir toj degaliniai pasuko į dešinę, apsisuko ir vėl sugrįžo atgal ir ten toliau važiavo. O dabar va, Lidlą pastatė, tai į Lidlą mačiau kelis kartus irgi važiavo. Tai mes va pasukę į dešinę, šviesoforo reguliuojamą sankryžą į kairę į Lidlą. Ir ten pasiparkuosim, nes tau patinka parkuotis. Pajunti gabaritus, tada atstumus, pažiūrė ir tada vis tiksliau ir lengviau ir gaunasi. Tai toks jau, žinai, ta įgunda akis, rankos. Ir šviesoforas į kairę. Aš nežinau, aš ne vietinis. Koks čia kelias? Dvipusis, vienpusis? Koks? Dvipusis. Dvipusis, teisingai. Tas išvažiavimui padaryta, matai, salelė tokia išvažiavimui padaryta. O ten, kurie atvažiuoja į Raudondvarę, tai jie tada važiuoja va čia tiesiai ir kai jiem žalia gauna ir pasuka ten. Dar žiūri, nuo regitros praleidžia. O čia va ten turbūt, jeigu yra jam tik tai tiesiai, tai tada jisai ten užlaikė tuos, bet gal ten nėra ženklo, nežinau. Na, puikiai. Ir dabar vėl į kairę, į Lidlą. Nu, va, priešų nėra. Čia nuo 23 naktį negalima tūsintis atvažiuoti jaunimui. Nu, padaryta aikštelėse. Ir dabar čia tai darbuotojams, tai gal mes ten toliau kažkur važiuosim pastatyti. Rodykim, jo. Ir kažkur pastatysim mašiną.
Taptelk. Tai čiagi netiesiai vairas. O čia tiesiai, bet jau tu biški persukai, tai biški kur reikia? Ar ten gerai? O, teisingai. Biški parkingą padarom. Biški, jo, tai tik tai biški lygiai retumo, žinai. Biški lėčiau, ko tu taip skubėtum, biški lėčiau, tiksliau. Šiaip tai telpam, žinai, bet jau toks biški kreivumas, žinai, nelabai estetiška atrodo. Gerai, išvažiuosim, mat yra galima čia išvažiuoti, bet mes per čia išvažiuokim. Yra išvažiavimai čia 2 padaryti. Tai va, vieta, kurioje nebuvom. Tai va, tokių, žinai. Jie čia randa. Dešinės laikykis, nes čia 2 pusės eismas. Nu, va dar tie, kur čia kairės, kur dešinės. Rodyklės, taigi va. Ai, nu jo. Bet Tiesiai. mes Nu, važiuojam. jo, tai matai, aš tai žinau. Bet va, jo, čia naujai kai padarė 2 išvažiavimai. Ir ten, kur įvažiavom yra, ir kitas va čia yra. Va, teisingai. O, ir čia suksim į dešinę. Bet čia kitur ir negalima, nes čia įvažiavimas. Čia viski pasisuk, bet čia į tą greitėjimo labai trumpa, ar ne? Pažiūrėk, va, matai dar su sniegu, tai čia mes negalim įsilieti. Jinai tokia, kai nebūtų sniego, tai įvažiuotum ją stipriau biškiau. O, taip. O, nes jinai užsnigta dar ledais. Tai dabar tiesiai, kokius 3 kilometrus važiuosim. Labai mes esam buvę, moki veži, ar ne, užsuko, vat, pasiparkuot. Buvę, man atrodo, jo. Kaip? Buvę, man atrodo. Buvę. Tokia didelė aikštelė čia gražiai. Va, tą juostą įvažiuoji, kai žalia rodyklytė, ten nusileidi ir gražiai. Ratu organizuota, ten mažai rodyklių. Tai taip irgi laikytis dešinės ir prieš laikrodžio rodyklę visas, kaip ir Ermitažai irgi ten irgi tokia padaryta važiavimas. Čia pažiūrėjau, tą dupytėmą atsimenu. Jinai nesimato iš toli. Čia grįžtant mačiau, esu iki aikšteliai, bet matai dabar pilna beveik jinai, tai čia gal lėčiau. Nes jie tada reikia turi padaro, ten mažiau, žinai, vietų, daugiau vietų būna, tai jie kam ten jiem grūs, žinai, neranda, tai paskiau jiem laikas jau, žinai, irgi. Kai iš tiesų jie turi atitikti grafiką, viskas. Jeigu prisidarysiu gėdos, jie gal tenais į dieną, kiek ten tų pasiema žmonių, gal neatsimins manęs, jeigu ką. Niekam čia nerūpi, žinau, kas čia ta gėda, žinai, dabar jau. Jau čia dabar gėda, tokio žodžio dabar jau nėra. Dabar mes pasuksime į dešinę, va kur tas pasuko, T-formą mes nedarėm, tai va padarysim. Labai mėgstama vieta, čia jiem labai pakeliui būna, čia dažnokai, žinai, taip jau tikimybė nemaža. Ir tas Henris pagavo čia. Toks vyrukas pagėręs teiselės
va tiesiai ir į tą servisą. Čia mes kur gero esam važiavę. Va, neskubėk, va čia mes prie žolytės pravažiavę. Biškertokai. Va tiesiai ir tada ta forma va link serviso. Labai gražiai čia tas. Jau biškis sukčiau. Nu, aš turiu tylėti. O tai kodėl raudona rodyklytė palei bortelį? Va, viskai anksčiau reikėjo patiesinti. Ir dabar, o, vėl jau pravažiavo. Ir vėl tiesiant. Ir važiuosim į kairę. Važiuos, kad sėlinam. Jinai, matai, laukia šitos pratimo. To pačio. Va, ir tada mes Raudondvario plentu suksim į dešinę. Gėdos pasidaryti. Mokintis gėda ar negėda? Mokintis? Jo. Pradžioj labai gėda buvo.